Sveiki, šiandien dar noriu biškį pratęsti temą apie elektrinius Mersus į Actros 600. Šiek tiek tiesiog parodysiu tą patį vidinį valdymą meniu, kas ten yra maždaug. Ten daug pats visko dar neišnagrinėjau, bet vienu žodžiu, taip trumpai tiesiog turėjau klausimų ten šiek tiek apie kaip tenai kas. Tai va noriu parodyti šiek tiek kaip ten jungiasi, kaip prasideda ir paskui, kai pabaigsiu maršrutą šiandien, važiuoju 3 sandėlius be savo šito, aš neskaičiuoju savo. Važiuoju 3 sandėlius, kai pabaigsiu, parodysiu, kaip status įkrovimą. Elementaru, bet praeitą kartą filmavau ir nedabaigiau, nes turėjau problemų su krovimo stotim, ne kaip software, nekontaktavo su mašina ir ten iš 4 karto tik pavyko pastatyti, kad pradėtų krovimą. Tai va šiandien perfilmuosiu iš naujo ir pamėginsiu parodyti, kaip sakyt, step by step, kaip viskas darosi. Tai va, pirmas žingsnis, kaip mus mokino, šiaip pasileidžia per 2 mygtuko paspaudimus. Tai šitas mygtukas kaip ir kituose Mersuose, senesniuose, tas pats. Pasileidžia per 2 paspaudimus, ne per vieną. Nežinau kodėl, sako taip sveikiau ir taip geriau. Pagal instrukcijas Mersų, nors spėju galima būtų ir su vienu paspaudimu, bet taip rekomenduoja pradėti. Tai mygtukas paspaudė, aktyvuojasi ekranai abu. Negaliu abiejų vienu metu parodyti, bet toks čik. Kai aktyvavosi ekranai, spaudžiam stabdį ir dar kartą mygtuką. Viskas dabar, aišku, čia level controlas rodo, kad ne. Ir va checking list high voltage system. Ir atsiranda ready, pasiruošęs, viskas, jau galima važiuoti. Taip ir prasileidžia, tai čia visas variklio darbas. Radiją reikia nutylinti, nes YouTube'as neduos man skelbti. Veidrodis, kamera vis laik mirksi šitą. Reikia paspausti tą mygtuką į šoną, kad nustotų mirksėti. Čia rodo tavo galą tas mėlynas, šitas mėlynas brūkšnys rodo galą. Aišku, dabar čia rodytų priekabos galą, nes aš nenusistatinėjau ant, kad rodytų vilkiko galą. Man čia nėra būtina. Po nakties baterija pakrauta 100%, aišku, ten pasikrauna per kokias 3-4 valandas pilnai. Viskas, galėsim važiuoti. Šiandien važiuoju toli. Vėl į Midlandsus, tai yra mano bendras atstumas 256 mylius, tai kažkur apie 400, ten plius minus 60 km. Man šildymas įjungtas, tai čia yra būtent tas vidinis pečiukas. Vienas įdomus dalykas, sakysim, dabar jeigu matyt, pas mane veikia tas pečiukas, tas autonominis šildymas, kai būna pas dizelinius tenai, ten stovi dizeliniai pečiukai ir šilda, tik įjungus degimą, iškart atsijungia tas šildymas ir įsijungia normali klimato kontrolė, tai kas yra nustatyta. Tai va, čia yra pirmiausia mygtukas Home, tai yra namai, kada sugrįžti tą pradinį ekraną. Tai čia yra pradinis ekranas šito kairio monitoriaus. Čia yra funkcijos įvairios mašinos, čia yra šviesos, baterijos informacija, tai turbūt aktualiausias toks dalykas. Tai va, dabar tos baterijos informacijoje yra tokie dalykai. Čia rodo, kiek yra baterija, kiek gali pravažiuoti, tai 373 milės, 6 valandos 50 minučių, maždaug taip. Dabar kas yra? Čia galima reguliuoti su šitais dviem, iki kiek krauti bateriją. Tai mes galim, pavyzdžiui, pastatyti, kad baterija krautų iki 90%, bet čia, kaip sakyti, rekomenduojama, kad visą laiką baterija būtų pakrauti iki 100. O, nedastačiau. Viskas. Dabar yra 3 krovimo būdai. Čia dabar pas mane yra pastatytas fast, tai yra greitas, čia jis labiausiai tinkamas, sakysim, užvažiavusi kažkokias kolonėlės ir taip toliau. Nežinau, pas mus stovi čia fast irgi mūsų, nors per naktį kraunam. Tai va, čia stovint šito. Čia yra range, kuris pakrauna bateriją iki 80%. Tai yra taupimas baterijos, kaip sakyti, išsaugojimas ilgesniam gyvenimui. Ir čia eko, kuris šiaip turėtų, nežinau, kodėl pas mūsiškiai visi stato ant fast, bet čia turėtų eko, nes krauna, kaip sakyti, lėčiau, ekonomiškiau, bet irgi krauna iki 100%. Na, palieku fast, nes nežinau, reiks dar su savo vadyba pakalbėti, kodėl čia taip yra. Va, grįžom į tą vėl pradinį meniu, čia suspension yra informacija, sakysim, ašis,
padangos ir taip toliau. Level controlas, čia galima kontroliuoti šitos važiuoklės aukštį. Čia kas įdomu šitą Merse, ko nebuvo ankstesniuose, tai yra reguliuojasi tiek priekis, tiek galas. Galima kelti ir priekį, ir galą. Čia yra navigacija, kuri Merse naudoja, dabar nežinau, kažkokią savo navigaciją galbūt. Tik tai reikia nustatymuose nepamiršti, nes įdomiai veda, nes jeigu pastatysi, kad vestų kaip elektrika, man, pavyzdžiui, tai neaktualu, bet jeigu ves kaip elektrika, jis skaičiuos maršrutą ne kažkokia ekonomiškiausia, trumpiausia, ten greičiausia ar kažkokia, bet taip, kaip jis matys yra elektros krovimo stotis ir pagal tavo baterijos talpą. Vienu žodžiu, mūsų vadybininkas bandė, sakė, labai įdomiai skaičiuoja maršrutą. Tai vėl grįžtam į tą meniu. Čia telefonas prisijungimas, čia muzika. Tai pagrindė čia šitą laikau ant šito. Tai čia iš šito meniu. Oi, čia yra pagrindinis ekranas, tas priekinis, kuris rodo, irgi ten gali matyti, va čia va baterijos likutį, bet čia milažą jau rodo. Sakysim, ir kitą informaciją, čia taip pat meniu, kur gali tachografą matyti, ten vėlgi ką groja, telefonas, čia režimai, baterija, total miles, tai yra bendras važiuotas režimas. Ir šitas meniu valdosi kaip ir anuose Mersuose senesniuose, tai va šita tokia pelytė. Tiesiog jį jautri yra ir su ją važinėja kaip laptopo pelytė ir gainas. Čia vėlgi mygtukai tie patys, kaip buvo ir anuose Mersuose, nieko čia stebuklo. Čia yra kruizo kontrolės pasirinkimas, čia jos išjungimas, čia limitas, čia namų mygtukas. Tai va dabar yra, atrodo minėjau, yra važiavimo 3 režimai. Jie persijungia su šitą rankinėlę paspaudimu. Tai va paspaudė, persijungėsi power. Tai va čia prasideda taip, nuo range, tai yra, jeigu važiuoji su kruizo kontrolė, tai yra greitis maksimum 51 mylę per valandą. Economy maksimalus greitis su kruizo kontrolė 53. Ir power maksimalus greitis, tai yra Anglijos pagal įstatymus, tai yra 56 mylios per valandą. Spaudžiant pedalą, čia jau nevažiuosi daugiau negu 56, nebent pakalninant. Bet sakysim, ant range ir ant economy, tai spaudžiant pedalą, jeigu tu ne kruizo kontrolę naudosi, tu galėsi važiuoti iki 50, bet kruizo kontrolė važiuos tik tai iki PM3 arba PM1. Noriu sugrįžti prie šito meniu, čia kur yra functions, funkcijos. Tai čia yra labai daug funkcijų, kurių praktiškai daugumos net nenaudoju arba net nesiaiškinu, bet yra vienas va šitas, kurį minėjau praeitam video apie kada mašina pati vairuoja, bet turi laikyti rankas ant vairo. Tai aš ją atsijungiu, čia viskas atjungta, arba įjungia, tada jį laikys. Tai šitą vienintelį naudoju, nes man užknis atsiprašant, nes kitą kartą, sakau, kaip pasakojau, man rodos praeitam video, tiesiog mašina pati vairuoja, bet rankas turi laikyti ant vairo. Ir tas, kai mašina vairuoja, tas vairas judinasi kažkiek ir tos tavo rankos, pats nevairuoja, bet vis tiek tavo rankos juda. Man tai biški erzina, sakysim. Tai šį atjungiu, kad jo nebūtų, bet kiekvieną kartą įjungus iš naujo variklį, jeigu nori, kad vėl nevairuotų, vėl turėti šitą meniu, tai šitą va čia iš home, tą function ir šitą atsijungti arba įsijungti. Čia priklausomai nuo bet ko. Tai čia va iš dar tiek iš tokių va dalykų. Šviesos pagrinde pasistatoma ant auto, o galima aišku ten daryti mechaninis, šitą, kad pačiam įjunginėti ir taip toliau, off ar tenai tas, bet pagrinde auto ir viskas. Na ir kas čia pečiukas? Tai čia pečiuko kontrolė įvairia putimai, kur pučia, ten ar automatiškai, kokią temperatūrą ten žemyn, aukštyn. Arba kai variklis išjungtas, tada jau gali pasidaryti tą autonominį šildymą. Tai maždaug tiek iš interjero ir tada parodysiu, kaip pajungti įkrovimą. Paprasta, bet sakau, kol nauja, mums čia ir vadyba sakė, ir perspėjo jos Mercedes atstovai, kad bus biški klaidelių ir nesuderinamumų su stotim, taip kad sako, pakentėkit, kol jie čia viską susidarins, tą programinį įrangą ir taip toliau. Tai, nes praeitą kartą, sakau, norėjau įrašyti, pafilmuoti, tai man ten 4 kartus jungiau, kol pagaliau pastačiau ant krovimo. Tai parodysiu tiesiog, kaip pasistato ant krovimo ir ką reikia žiūrėti tenai. Tarp kitko, yra galinė kamera.
Tai jau dabar yra atbulinis įjungtas. Tai yra galinė kamera, kur galima matyti bent jau kai važiuoji su vilkiku atgal. Na ką, kaip žadėjau, einam krauti. Tai pirmiausia, atsidarom šitą. Atsitraukiam kamštį. Einam pasimsim pištolėtą. Čia toks pradinis ekranas jo. Išsitraukiam pušką. Einam, kišam, sunkus tas laidas, blemba, žinokit. Su viena ranka. Sako, tik tai ką daro. Šio, užsifiksavo, žalia užsidegė. Ir dabar einam žiūrėti ekranas, kol dabar va tokie ten 4 taškai. Tik tai visi turi praeiti. Dabar kol kas nieko dar nerodo. Nu, važiuok. 3 taškas pasižymėjo. Preparing to charge, tai sako, ruošiasi krauti. 4 ir va. Pradėjo eiti kilovatai. Rodo kiek 36 ir rodo charging, krauna. Tai viskas gerai. Kągi, rodo pilnai pakrauta. Dabar einam atjungti. Čia dega žalia. Reikia paspausti šitą mygtuką. Ops, pasidarė į tokią fioletinę lengvą šviesę. Dabar galima ištraukti, nes kitaip neištrauksi. Opa, ištraukiam. Nešam padėt. Viskas. Užkemšam dangtelį. Ir uždarom dureles. Volia, baigta.